Labai stebėjausi, kai pasirodė žurnalas Kelionė, nes kiek jaučiasi, kad žurnalus žmonės mažiau skaito iš viso, daugiau žiūri, arba žiūri internete, ne popierinį. Ir paskui taip stebėjausi, kad ištisai išeina numeris po numerio, nenuvargsta ir labiausiai kokybė, žurnalo kokybė. Kelionė yra labai tvarkinga, graži lietuvių kalba, bet koks straipsnis, bet kokia tema. Ir tas skiriasi nuo mūsų bendros spaudos ar kitų spausdintų, kur visko būna. Paskui kitas dalykas yra, kad nėra nei žurnalas, nei knyga, labai daug puslapių, 100 kažkiek puslapių, 14 straipsnių. Ir tokia didžiulė įvairovė ir temų, ir klausimų, ir autorių, kur yra ir religinė, ir tautinė, ir kultūrinė, ir kaip be pavadintų, įvairių sričių straipsneliai. Labai norisi pagirti redakciją ir autorius ir bendradarbius, ir gražiai išvaizda, ir visas tas turinys. Ir taip miela gauti, net sunku kažką kitą tą dieną daryti, kai Kelionės naujos numeris ateina ir norisi viską bent peržiūrėti, susipažinti prieš skaitant rūpestingiau. Tai siūlau visiems prenumeruoti, gauti, skaityti, pasidalinti su draugais ir pažįstamais ir giminėm, kaip aš ką darau.